Leidžiant Office 2013 Wordą atsidaro šablonų langas. Tarp šablonų yra balto dokumento šablonas, kurį mes dažniausiai ir naudojam. Šablonas tai yra tas dalykas, iš kurio gaminame dokumentus. Ir toliau yra įvairiausių, kaip matot, šablonų. Jie yra gerai tuo, kad mums nebereikia kurti jokių, reiškia, pačiam kurti to pačio formos dokumentų ir taip toliau, pavyzdžiui, išdailinta ataskaita, išdailinta faksograma ir reziumė ir taip toliau, čia tokia ir panašiai, faksas yra, bet dažniausiai yra naudojama vis dėlto balto dokumento šablonas. Šitoje pusėje yra seniau atidarytų dokumentų sąrašas. Galima kažkokį pasiimti ir toliau dirbti su tuo dokumentu. Kol kas atidarom baltą dokumentą, spustelėm ant jo ir turim balto, reiškia, dokumento šabloną ir jame jau dabar darysim savo dokumentą. Pats vaizdas, reiškia, viršuje yra home, insert ir taip toliau, tai čia būtų skirtukai, bakstelius ant jų, va čia mes tarp jų vaikštom ir kiekvienas skirtukas atitinkamai kažką daro, ten yra toliau mygtukai, dažniausiai dirbame su, reiškia, home skirtuku, nes čia yra ir šriftai, ir dydžiai, ir pastraipų formatai ir taip toliau yra. Dabar toliau matome baltą lapą, kuriame mes ir galime rašyti. Mirksi mūsų žymeklis arba kursorius, atitinkamai yra nustatytos kažkokios paraštės. Pats rašymas dokumente turėtų būti labai paprastas, reikėtų rašyti be klaidų, paprastai, o paskui pasižymėjus atitinkamus žodžius, pastraipus, dokumento kažkokius tai gabalus ar objektus, juos galima formatuoti. Rašymo tokios yra labai paprastos taisyklės. Tarp žodžių yra dedamas tik vienas tarpas. Tarp žodžių dedamas vienas tarpas. Reiškia, tarpas ir po žodžio iškart yra dedamas taškas, kablelis, dvitaškis, kabliataškis, ir kiti tokie skyrybos ženklai ir tik tada yra daromas tarpas. Jeigu reikia kažką parašyti skliausteliuose, tai skliaustelis atsidaro ir rašomas žodis. Ir tarpas ir tada toliau tęsiamas ten tekstas. Kai baigiame skliausteliuose tekstą, skliaustelis iškart užsidaro ir tik tada daromas, reiškia, tarpas ir toliau galima kažką rašyti. Tokios taisyklės yra tam, kad iš naujos eilutės neatsirastų taškas, neatsirastų užsidarantis skliaustas ir panašiai. Vienintelė tokia išimtis galbūt tai yra brūkšnys. Brūkšnys gali būti ir naujoje eilutėje, mokslas šviesa, ir tarp brūkšnelis yra atskiriamas tarpais. Šito nereikėtų užmiršti ir griežtai tokių taisyklių laikytis, tada tekstas bus labai gražus. Dabar parašius tekstą, galima pasižiūrėti ir koks jo yra, tokie yra formatavimo ženklai. Show, hide, mygtuką paspaudus, mes matome, kad tarp žodžių yra tik vienas tarpas. Šitas taškelis, nedidelis taškelis, rodo, kad tai yra tarpas. Šitie ženklai, taškeliai, šitas P ženklas, jie yra nespausdinami. Jie matomi tik tada, kai spaustas show, hide arba slėpti, rodyti mygtukas. Jeigu jį mes atspausim, to nebematom ženklelių, bet jie vis tiek yra ir galim žiūrėti. Jeigu norim pradėti iš naujos eilutės, naują pastraipą, spaudžiam Enter, atsiranda, va čia yra pastraipos pabaigos ženklas. Jeigu aš paspausiu Tab klavišą, atsiras tokia rodiklėlė, žyminti, kad tai yra paspaustas Tab klavišas. Ir atitinkamai yra ir daugiau visokiausių formatavimo tokių ženklų, kurie yra nespausdinami, non-printing ženklai, ir jų nereikėtų bijoti, jeigu nepatinka, galima juos labai lengvai nerodyti, atjungus mygtuką Show, Hide.
Dabar, jeigu parašom dokumentą ir galbūt ir net ne visą, o dalį dokumentų, reikėtų dokumentą išsaugoti. Tai yra jam suteikti kažkokį tai vardą ir nurodyti vietą, kurioje bus išsaugotas. Kaip galima tą padaryti? Galima paspausti va šitą Save mygtuką, galima nueiti į File ir bus Save arba Save As išsaugoti. Kaip? Pirmą kartą įrašant, kai yra bevardis dokumentas, tai ar Save As vis tiek bus tas pats, pavyzdžiui, paspausiu Save ir dabar kur mes norim saugoti. Ar mes norim į kompiuterį saugoti, ar kažkokie va čia neseniai saugoti kompiuterį, tai būtų visą kompiuterį peržiūrėtumėm, arba čia neseniai yra saugoti dokumentai kažkokiuose kataloguose, pavyzdžiui, Egidijus. Jeigu aš jį paspausiu, atsidaro tas katalogas, ir suteikiam kažkokį file name, tai yra failui arba rinkmenai, arba šiuo atveju dokumentui kažkokį tai vardą. Duodamas pirmųjų, žodžių vardas, bet mes galim parašyti, pavyzdžiui, pirmas dokumentas. Dabar failo varduose reikėtų vengti kažkokių tai skyrybos ženklų. Šiaip taškai gali būti, kableliai, bet pavyzdžiui pasviri brūkšneliai, dvitaškiai ir taip toliau yra negalimi. Jeigu mes pabandysim save, dabar jis not valid yra, negalimas, tai šitie ženklai negalimi. Failo vardas turėtų būti toks, kad visą laiką galėtumėt jį sužinoti. Nereikėtų failų varduose dėti gale ir taškų iš patyrimo. Žinau, kad gali atsirasti problemų atidarant tokį dokumentą ir taip toliau. Dabar kokio tipo rašyti? Jeigu yra Word dokumentai, bus 2013 Office dokumentas. Jeigu jūs norit, kad šitą dokumentą laisvai galėtų peržiūrėti, skaityti ir senesnės versijos Wordo, tai galit pasirinkti ir, Word 97-2003 dokumentai yra. Tai tada šitokį dokumentą paskaitys ir senos Wordo versijos. Bet šiaip mes dabar įrašinėsim šito ir spaudžiam Save mygtuką, ir turim įrašytą dokumentą. Jau šičia yra vardas, pirmas dokumentas, Word. Galima atidaryti dokumentą ir iš Wordo, galima atidaryti ir atradus tą dokumentą kažkur savo aplanke, 2 kartus pustelėjus. Jeigu aš dabar turiu Wordą, noriu atidaryti kažkokį dokumentą, sakau File Open ir dabar, kur aš noriu pasižiūrėti. Arba neseniai čia kažkokius vartytus dokumentus gal noriu, arba aš nueisiu į kompiuterį, pavyzdžiui, kažkoks dabartinis katalogas, ar praskleisti visus, aš turiu, dabartiniam katalogė, spusteliu čia, ir pavyzdžiui, pirmos paskaitos planas yra Open ir atidarau kitą dokumentą, atrodo jis šitaip. Dabar kaip dokumentas gali būti atvaizduojamas Word'e, tai yra kompiuterio ekrane Word'e, bet nuo to noriu pabrėžti, ant popieriaus įspausdintas jis nesikeičia. Einam į kortelę skirtuką View ir matom, kad čia yra Print Layout režimas arba spaudinio maketas. Spaudinio makete mes matom ir bendrai ir paraštės matom, ir visą lapą nuo viršaus iki apačios. Tai yra panašiai dokumentas atrodo toks, koks jis bus įspausdintas. Galima pasirinkti ir kitą Read, skaitimo režimas, turim kaip knygą, yra vienas puslapas, kitas lapas liktai yra, liktai tokiom kolonėlėm, gal patogiau skaityti yra. Jeigu nueisim Tools, čia galim kažkokią paiešką ieškoti, View, eisim, tai bus vėl sugrįžti į Edit dokumentą, tai yra vėl į redagavimą, jeigu paspausiu, grįžtu vėl į tą patį, vėl Read, galima kažkokį View pasiimti ir vaikščiojimo panelį, pavyzdžiui, eiti per lapus, page, 1, 2 lapas, kažkoks tai, kaip mes norim vaikščioti, yra kažkokius tai paieškas daryti ir taip toliau yra. Uždarom tą navigation, einam vėl į Edit
dokumentą. Dar vienas režimas yra web layoutas, tai yra dokumentas yra ruošiamas skelbti internete, reiškia, ten jokių puslapių nėra, popieriaus tokio kaip nėra, viskas yra vieninga, reiškia, todėl toks ir vaizdas yra. Yra, reiškia, toks režimas sudėtingų dokumentų outline view. Dabar šitą režimą naudojam, kai, reiškia, dirbam su dideliais, sudėtingais dokumentais, kurie turi antraštės ir paantraštės ir taip toliau. Pavyzdžiui, aš galiu žiūrėti tik tai, čia yra sudėtingesnis, antraštės turi, aš galiu žiūrėti tik tai level 1, tai yra pagrindinės tokias antraštės. Galiu kažkokią antraštę 2 paspaudimais išskleisti. Čia yra paantraštės. Jeigu aš noriu, paantraštės yra antras lygmuo, aš matau ir šitokią. Jeigu aš 2 kartus paspasiu, įsiskleidžia šitas. Ir taip toliau. Čia galima daug ką daryti, dirbant reiškia, paprasčiau dirbti yra su dideliais dokumentais. Close ir grįžtam vėl į savo, reiškia, tą dokumentą. View ir dar vienas toks režimas yra draft. Tai yra irgi draft, tai reiškia juodraštis, reiškia, nesimato jokių paveiksliukų, outline irgi atkreipkite dėmesį, paveiksliukų nesimato jokių, reiškia, o jeigu mes nueisim į print layout, matot, ir čia paveiksliukas yra, o draft ir outline paveiksliukų nesimato. Taip yra greičiau, galima vartyti, nereikia, reiškia, tie paveiksliukai yra prašokami ir taip toliau. Nėra puslapių, reiškia, ir taip toliau. Tai yra grinai toks tekstų rinkimui skirtas, reiškia, režimas. Šiaip dažniausiai mes dirbsim, šitas ir visi dažnai dirba, reiškia, spaudinio makete print layout. Toliau galima, bent jau man patinka, kai aš matau liniuotės. Jeigu uždėsim paukščiuką rolę, reiškia, aš matau liniuotės ir aš matau, pavyzdžiui, kokios paraštės yra. Paraštės yra tokia, čia yra pilka tokia zona, reiškia paraštė, balta liniuotė, yra rašymo zona, vėl pilka, vėl paraštė, čia viršutinė paraštė, irgi 3 cm ir taip toliau yra. Jeigu aš nuimsiu šitą paukščiuką, to nebesimato. Kartais galima užsidėti ir grid lines, tai yra toks tinklelis, jis yra nespausdinamas, matom, kur rašymo lauke, rašom kaip, reiškia, su tokiam suliniuotame. Šiaip rašyti nėra labai galbūt patogu, per daug marga, bet dirbti su paveiksliukais ir taip toliau kartais padeda ir toks, reiškia, tinklelis. Galima įsišaukti ir, reiškia, šitą vaikščiojimo, reiškia, tokį panelį ir matom, čia vienas lapas yra, toliau galima kiti lapai, greitai vaikščioti ir taip toliau. Šiaip jeigu nereikia, tai mums nebūtina yra. Dabar šitie patys režimai, ne visi, bet yra apačioj, čia yra skaitimo režimas, čia yra spaudinio maketas, čia yra, reiškia, interneto, web layout režimas, šitą turim. Taip. Toliau, kaip padidintą mes matom, reiškia, tą lapą. Galim zoom paspausti, tai yra didinti, mažinti ir aš matau, 200 yra. Man labai patinka dirbti 100, reiškia, režime, tada aš suprantu, kokie šriftai yra ir taip toliau, bet, reiškia, dokumentas yra mažesnis, galima pasiimti ir kažkiek kokius 200, arba puslapio plotis, teksto plotis, pavyzdžiui, kad per visą tekstą būtų, o toks būtų, kad visas tekstas taip panašiai matytųsi. Reiškia, galima visą lapą, galima kelis lapus užsidėti, nuo šiuo atveju, reiškia, tik vienas lapas tai yra, tai čia ir vienas tebus, reiškia. Tai čia visokio, galima kažkiek procentų užsidėti, kiek norit, po procentą šokinėti yra. Turėkim vėl 200, kai buvo, kad geriau būtų matyti, turim 200 yra. Reiškia, vėl galima grįžti su šito į tą vieną, reiškia, lapą 100%. Vienas lapas, galima kelis lapus matyti, puslapio plotį matyti, toks yra pats vienas iš tokių geresnių dalykų, reiškia, yra. Toks pat ir, reiškia, yra
Ir šičia toks yra pliusiukas, minusiukas. Mes didinam, važinėjasi toks skirtukas ir mažinam galim taip pat. O 100% va čia toks yra dalykas. Galima ir langą suskaldyti į du. Reiškia, split, reiškia remove split. Aš dabar stoviu, langas per pusę skyla ir tą pat dokumentą aš matau dviejuose languose. Pavyzdžiui, tas yra ir tas yra. Vienam langė galiu matyti dokumento apačią, kitam, sakykime, langė dokumentų viršų. Ir galiu vienam ten skaityti, žiūrėti ir taip toliau daryti. Kai reikia, aš galiu nuimti tą perskirimą, čia yra viskas vienam dokumente lieka. Tokie ir būtų pagrindiniai, reiškia, tie Wordo vaizdai.